Gerbiami Seimo nariai, norėčiau pristatyti energetikos sektoriaus pokyčius, kas vyko šiais metais ir kaip atrodys mūsų energetikos sistema tolyn į ateitį. Turbūt vienas svarbiausių, nežinau, kas čia atsitiko, turbūt vienas svarbiausių dalykų, kurie įvyko per pastarosius mėnesius, yra pasiektas susitarimas dėl aiškios datos, kada sinchronizuojame su komuniniais Europos tinklais. Data yra aiškiai, kaip minėjau, terminas yra paankstintas maždaug metais laiko, nes galutinė sinchronizacijos data buvo 25 metų pabaigoje, o jeigu pabaigoje, automatiškai išėjus pabaigoje iš Brelo, tai pats sinchronizacija būtų įvykusi 26 metų pradžioje. Tai dabar turime datą, kaip minėjau, 25 metų pradžia. Tam yra pasirašyti 2 dokumentai, premjerų susitarimas ir antras yra susitarimas tarp operatorių, kuriame aiškiai yra sudėlioti darbai, kurie turi būti padaryti tam laikui. Ką mes turėtume, kas buvo nuveikta, kokie pagrindiniai darbai, sakykime, sinchronizacijai ir kas dar turi būti nuveikta. Tai pats svarbiausias turbūt projektas, kuris yra pabaigtas, išbandytas tiek sinchroniniu režimu, tiek salos režimu, tai yra Litpolinko jungtis pritaikymas sinchroniniam darbui, yra milžiniškas pastotė Alytaus rajone, kuri funkcionuoja ir leidžia mums bet kada persijungti prie europinės sistemos. Kritiniai projektai, kurie bus pabaigti iki kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos, tai įrengti nauji sinchroniniai kompensatoriai, daugelis matėt jų kelionę Lietuvoje, didžiuliai renginiai, po 480 tonų, taip pat paleista 200 MW baterija, paskutiniai bandymai yra baigti ir leidimai jai veikti bus išduoti per artimiausias kelias savaitės ir dar yra įdiegta jau šiuo metu ir išbandoma dažnio valdymo sistema. Šiuo metu mūsų dažnį valdo dispečeriai Maskvoje, bet yra įdiegta visa dažnio automatinio valdymo sistema, kuri automatiškai valdys mums dažnį. Šiek tiek apie gamybą. Atsinaujinančios energetikos gamybą. Matote kairėje grafiką, kiek yra padidėję per pastaruosius 3 metus elektros energijos instaliacijų kiekis nuo 699 MW iki 2062 iki 2,2 GW, o dešinėje pusėje matote, kaip jinai toliau didės. 24 metais mes turėsime jau virš 3, apie 3,5 GW. 25 metai yra lūžio metai, kuomet Lietuvoje instaliuota saulės ir vėjo elektrinių galia pasieks 8 GW. Tai yra milžiniškas kiekis, realiai tai leis mums generuoti beveik 75–80% visos elektros energijos, kuri yra mums reikalinga. Kas leidžia sakyti, kad 25 metais bus šitas kiekis pastatytas saulės ir vėjo elektrinių, todėl kad tinklo rezervacijos ir ketinimų protokolai tinklo rezervacijų sutartys yra sudarytos, yra įnešti didžiuliai užstatai ir per 3 metus saulės elektrinės ir vėjo elektrinės turi būti pastatytos. Ir iš viso rezervacijų šiai dienai turime 12 GW. Kuomet yra verkiama ir ieškoma būdų, kaip iš gaminančių vartotojų atimti tos likusius, ko dabar liko turbūt 200 ar 400 MW,
galim drąsiai pasakyti, kad yra šiai dienai rezervacijų ir saulės ir vėjos elektrinių statoma yra 12,2 gigavato. Turime tiek įsipareigojimų. Sekanti gera žinia yra gaminantis vartotojai. Gaminančius vartotojus mes laikom ypač svarbiais generacijos kūrėjais, kurie leidžia naudą pasidalinti iš žaliosios generacijos horizontaliai visai visuomeniai. Žinote, kad taip pat neužilgo paleisime priemonės ir energetinėms bendrijoms, kurios skirtos skurdui mažinti, kur beveik 150 tūkstančių žmonių esančių nepritekliuje gaus elektros energiją, įgyvendinus tas priemonės gaus elektros energiją su 80% nuolaida. Tai gaminančių vartotojų kiekis tikrai įspūdingas ir Liepos mėnesį gaminantis vartotojai kartu su vėjo elektrinėm pagamino beveik trečdalį visos Lietuvos elektros energijos. Noriu pastebėti, kad jeigu matytumės, kad per paskutiniuosius 4 metus gaminančių vartotojų skaičius išaugo 10 kartų. Tai tikrai įspūdingas skaičius. Turbūt vienas iš svarbiausių darbų, kurio šiuo metu atliekam, yra energetikos sistemos subalansavimas ir jos rezervai. Saulė ne visada šviečia, vėjas ne visą laiką pučia, tačiau turime turėti elektros visais atvejais. Dėl to sustabdėme tradicinės generacijos naikinimą, kuris vyko iki šiol, ir pradėjome ją atkūrinėti. Kitais metais bus suremontuoti 2 galingiausi kondensaciniai elektros dujinės generacijos blokai, elektrėnų 7 ir 8, tai 2 po 300 megavatų blokai. Taip pat 26 metais pradės veikti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5 blokas, kuris vėlgi buvo labai aiškiai numatytas valstybės lūkesčių laiške Igničiui ir jis bus pastatytas apie dažnio valdymo sistemą ir baterijas jau esu kalbėjęs. Kaip minėjau, pagrindinis mūsų tikslas ir pagrindinė energetikos sistemos yda buvo elektros gamybos trūkumas. Sinchronizacija ir nuosava gamyba yra 2 pagrindiniai iššūkiai. 30 metais, pagal tai, ką aš rodžiau, kaip mes vystosi mūsų generacija, 30 metais mes pasieksime lūžį, kuomet visa elektros energija, nepaisant žymiai aukštesnio jo vartojimo, bus gaminama Lietuvoje. Tam, kad galėtume pasiekti ambicingus tikslus Lietuvai, kurie ir iškelti, dekarbonizuojant visą ekonomiką, šiuo metu yra pabaigta studija kartu su Britų kompanija DNV, kuriame aiškiai sudėliotos gairės transformacijos šitoje studijoje. Dabar iš studijos yra paimti 4 scenarijai ir tuos 4 scenarijai yra modeliuojami mūsų Lietuvos energetikos agentūra kartu su Jungtinių Amerikos valstijų valstybinė laboratorija prie energetikos departamento modeliuoja geriausius modelius, geriausią scenarijų, kuris bus tiks Lietuvai ir mes jį planuojame pateikti kartu su nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija šių metų pabaigoje. Noriu pastebėti, kad jeigu šiais metais mes vartojame apie 13 teravatvalandžių elektros energijos, tai dekarbonizavus pramonę, dekarbonizavus mūsų ekonomiką ir pilnai išnaudojus visą mūsų potencialą,
mes gaminsime iki 85 teravatvalandžių elektros energijos. Nes reikės ir šilumos ūkių, reikės ir transportų, ir achemai, ir mažeikių gamyklai. Čia numatyti žingsniai, 30 metai, 400 metai ir kaip judam į priekį. Ir truputėlį kažkaip tai užstrigom. Truputėlį noriu, vėlgi yra ir iš studijos, ir atitinkamai iš kitų tarptautinių susitarimų, kuriuos turime. Čia matote visą ekosistemą Baltijos jūros. Tai yra ir vandenilio vamzdynai, ir jungtis elektros, ir matote 3 didžiulius vandenilio centrus, Vidurio Lietuvos slėnį, Šiaurės Lietuvos slėnį ir Vakarų slėnį, kuris bus jūroje kartu su sala. Planuojame, kad sala Baltijos jūroje taip pat turėtų atsirasti apie 305 metus. Vėlgi, tuos visus dalykus atnešime kartu su nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija. Potencialas visų Baltijos jūros regiono yra apie 25 gigavatai instaliuotos elektros jūroje, 25 gigavatus elektros gamybos. Žiūrint į Europą, Europoje yra aiškiai formuojasi žemėlapis, kuomet šiaurės šalis, tame tarp ir Baltijos, ir pietų šalis eksportuos didžiulius atsinaujinančios energetikos srautus, tame tarp ir produktus energetinius, kaip vandenilis, sintetinis metanolis, sintetinis metanas, į amoniakas į centrinę Europą, kur yra didžiuliai pramonės centrai, iš to Lietuva galės reikšmingai uždirbti. Kaip tik tai šiuo metu yra baigtas svarstymas vandenilio gairių arba strategijos, jinai keliauja į vyriausybę ir ją tikrai taip pat pristatysime atitinkamuose Seimo komitetuose. Apie jūros vėją nemažai buvo kalbėta ir prikalbėta įvairios netiesos. Aš noriu pasidžiaugti, kad pirmas parkas tikrai buvo sėkmė, ypatingai matant, kas vyko, kokie aukcionai vyko po mūsų aukcionų Europoje ir Amerikoje. Pasiūlyta kaina, kaip žinote, buvo 20 milijonų, taip pat reikia skaičiuoti kabelio kainą, pastočių kainą ir taip toliau, tai iki 600 milijonų eurų, jeigu lygintume su Vokietija, kur jau tikrai laikomi geriausi rezultatai, kurie vyko prieš mūsų aukcioną. Matome, kad rezultatas yra pakankamai palyginamas. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, maždaug prieš 3 savaitės Jungtinėse Amerikos valstijose vyko 3 aukcionai, Meksikos įlankoje, Teksaso valstijoje, ir 2 parkams iš vis neatsirado dalyvių. Trečiam parkui dalyvavo 2 dalyviai, tik tai, ir RWE, vokiečių kompanija, pasiūlė 5,25 milijonus eurų už parką, plus kabelis be abejo. Taip pat prieš geras porą savaičių vyko aukcionas Jungtinėje karalystėje, kur taip pat aukcionas neįvyko, neatsirado dalyvių. Tai dar kartą pasikartosiu, mūsų aukcionas tikrai didelė sėkmė pagal tas sąlygas, kurias mes teikiam. Rengiamės antrajam parkui. Antrasis parkas turės 2 sistemą. Jeigu dalyviai neprašys valstybės paramos, tada jie pastatys nulius, dėl valstybės paramos tada jie dalyvaus aukcione, kiek jie gali primokėti. Tai mes turime tokią pakankamai lankstią schemą ir esant būtent šitai situacijai, turbūt gali leisti mums tikėtis, kad šis aukcionas taip pat įvyks sėkmingai. Noriu pabrėžti, kad 2 jūros parkai yra kritiniai mūsų energetikos sistemai. Jų gale
2 parkų atitiks vieno atominio reaktoriaus, sakykim, galiai. Aišku, šiek tiek yra koeficientas, kuris generavimo, kuris ir rodo, kad jie generuoja šiek tiek mažiau negu reaktorius, bet iš principo pats mastas yra labai reikšmingas. Noriu šiek tiek pasišnekėti, pereiti nuo ateities prie dabarties. Kaip atrodys šitų metų pabaiga? Kaip atrodys elektros kainos, kaip atrodys šildymas? Noriu pasidžiaugti, kad biokuro kaina šį šildymo sezoną bus 30% mažesnė. Kas lėmė šį pokytį? Be abejo, tendencijos energetikos rinkoje, be abejo, tą negalima nuneigti, bet taip pat valstybė noriu priminti ar pabrėžti, kad vyriausybė aktyviai dirbo didinant vietinio biokuro pasiūlą ir skatino šilumos, mes kartu priėmėm ir įstatymus, skatino šilumos gamintojus išnaudoti miško kirtimo atliekas šilumos gamyboje. SM3 tai vadinamas atliekas, kurių deginimas yra virš 30% yra pareigojimas įrašytas įstatyme. Taip pat iškeltos užduotis miškų urėdijai, kuri reikšmingai padidino miško atliekų ir kiekį ir biokuro žaliavos tiekimą rinkai. Taip pat yra sudaryta galimybė, ją dar kol kas nėra naudojamas, sudaryta galimybė importuoti biokūrą šilumos gamybai iš kitų ES šalių, iš dalies subsidijuojant pristatymo kainą. Taigi rezultatas yra ženkliai kritusios biokuro kainos. Šiuo metu trumpalaikių sandorių kaina yra 19,68 eurų už megavatvalandę, tai yra 60% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Gerbiamas ministrė, jeigu galima, pabaigti, nes norės kolegos dar klaustelti. Prašau. Taigi, šį šildymo sezoną biokuro kainos vidurkis, kaip minėjau, formuojasi 28 eurų už megavatą lygyje arba 31% pigiau negu praeitais metais, o atliekų naudojame beveik 36% MC3 deginant biokūrą gaminant šilumą. Tai šildymo sezonas bus vidutiniškai 20% pigesnis, kaip minėjau, rėmė sumažėjusi biokuro, dujų kaina ir biokuro pasiūla. Vidutinė, tai matome, reguliatoriaus kaina planuoja nustatyti apie 7,44, Lietuvos energetikos agentūra prognozuoja tarp 6-7 centų už kilovatvalandę. Elektros kainos taip pat stabilizavosi, matote raudoną liniją praėjusių metų kreivę, matote apačioje šių metų kreivę. Elektros kainos beveik grįžo į 21 metų lygyje. Tam reikšmingai padeda taip pat ir mūsų vietinė generacija, kuri reikšmingai išaugo per pastaruosius metus. Tai ačiū uždėmesį.